Imkite skaityti. Gal be mikrofono. Gerai, pabandom. Iš pirmosios. Šaukia, šaukia, klausyk šiandieną, kaip šventieji andai te klausia, kad balsas galingas juos pakeltų nuo žemės, bet jie purpoja. Ir po to neįtikėtinai nieko nepaisė. Taip įsiklausė. Ne todėl, kad galėtum ištverti Dievo balsą iš to, klausytis kad verksų, to nepaliaujančio gando, kuris tyloje susiklosto. Jis atplaukia nuo tų, kurie jau nemirė. Ar įžengus kadais į bažnyčias, Romos ar Neapolio, nebyloja tau jų likimas? Ko jums reikia iš manęs? Lengvai galėčiau paneigti tariamosios skriaudos regimybę, kuris sielų judesius karts nuo karto sudrumsčia. Tai keista žemė daugiau negyventi, įpročius tuos palikti, kurį vos pramokom, rožėms ir kitiems paslaptingiems daiktams žmoniškos ateities prasmių nesuteikti jau nieko. Tuo būta be galo galingos delnos, niekados jau nebūtų net savo į vardą išmest. Taip kaip išmetant trūkusį žaislą. Keista, troškis prarast. Keista, visa kas vientisa buvo išvysti erdvėj subyrėjus ir mirusių būti sunku. Ir pastanguliai palengva amžinybės progelbėjus. O gyvenantis čia nuolatos klysta, atskirdami smarkiai. Angelai sako, dažnai net nežino, su mirusiais vaikšto ar su gyvaisiais. Srovė žina iš abiejų karalysčių susirenka žmonės. Ir vienus, ir kitus ten vieningai sugrota. Tiesą sakant, nebūtų tiems, kuriems kitas įtrauktų, greit pamirštant žemišką būtį, taip kaip čiulpia motinos krūtį malonę, bet mes, kuriems rūpi didžiosios paslaptys, tai dažnai tik liūdesys ir pradeda skleistis. Ar galėtų